Ar pagauni save galvojant, kad nuo sausio 1 viskas pasikeis, pagaliau pradėsi sportuoti, sveikai maitintis, siekti savo tikslų ir svajonių. Ir atrodo, gruodis, šventiškas laikotarpis, atsipalaiduosiu, skaniau pavalgysiu, daugiau atsigersiu alkoholio ir aš būsiu tas žmogus, kuris tau pasakys. Skaudi tiesa yra ta, kad nuo sausio 1 niekas nepasikeis, jeigu nepradėsi imtis veiksmų dabar. Yra posakis, kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Dėl to manau, kad gruodis yra pats puikiausias metas pradėti ruoštis 2026 metams, susidėlioti savo tikslus, prioritetus ir svajonės. Tai jei jauti tą vidinį jausmą, kad nori keisti kažką savo gyvenime, kad pagaliau jaustumės, kad tu esi atsakingas už savo realybę, šis video skirtas tau, nes parodysiu, kaip gali pasiruošti ateinantiems metams ir užtikrintai pasiekti savo tikslų. Sveiki, mano vardas Rūta. Jeigu pirmą kartą esi mano kanale, tai labai malonu. Labai kviečiu paspausti mygtuką prenumeruoti ir pradėkime. Kiekvienų metų pabaigoje žinom, kad gruodis šiaip yra toks susikaupimo metas, todėl yra labai gerai pažvelgti į praėjusius metus, atsakyti kelius klausimus. Tai pirmas klausimas yra, kas gero įvyko šiais metais, kuo aš didžiuojasi, ties ko aš tikrai dėjau daug pastangų. Tai gali būti patys mažiausi dalykai, tai gali būti susijęs su tavo emocinė sveikata, fizinė, gal pasiekiai kažkokių materialių tikslų, kurių turėjai. Sekantis klausimas, į kurį vertėtų atsakyti, tai kas tais metais gal nepavyko, gal turėjai kažkokį labai aišku užsibrėžtą tikslą ir tiesiog nepavyko jo pasiekti, kas su tuo yra irgi viskas gerai, bet yra labai svarbu sau sąžiningai į tai atsakyti. Tokiu būdu žinosi, ar tą tikslą verta persikelti kitus metus, jeigu taip, kaip jį reikėtų pakeisti, kad jis būtų realistiškesnis ir kad būtų lengviau jį įgyvendinti. Ir trečias klausimas, kurį aš labai mėgstu atsakyti, nes bendrai labai tikiu į dėkingumo galią, tai tiesiog kiekvieną dieną sąmoningai galvoti, už ką mes esam dėkingi, nes labai lengva iš tikrųjų pamiršti, kai mes esam apsupti tiek daug pagundų naujų, kad mums reikia to ir ano. Tiesiog kartais reikia sustoti, apsidaryti aplinkui ir įsivertinti, kiek iš tikrųjų mes daug turim. Tai kalbant apie klausimą, jis būtų toks, kas nutiko gero mano gyvenime, gal tavo kelyje atsirado kažkokių žmonių, kurie iš tikrųjų pagerino tavo gyvenimą, įnešė džiaugsmo, ar tiesiog tokios situacijos, kur nepažįstamas žmogus tau padėjo ir tiesiog padėkoti už tai, gyvenimas tavo įsirutuliojo taiga geresnė, negu tu kad galėjai tikėtis ir kas net nebuvo tavo kontrolėje. Šių klausimų dėka tu gali tarsi užbaigti šiuos metus, užversti puslapį, atversti naują ir pradėti dirbti ties tuo. Tai tam tikra refleksija, nes be jos kaip mes galim judėti toliau ir galvoti apie kažkokią ateitį, neįsivertinant šios dabartinės akimirkos. Sekantis pratimas, kurį aš darau kiekvienais metais ir rekomenduoju tau, užpildyti savo gyvenimo ratą. Tai yra toksai pratimas, kur tu įsivertini savo visas gyvenimo sritis skaičiu nuo 1 iki 10. Tai 10 yra, kad geriausiai, 1 blogiausiai ir tada tą pačią sritį įsivertini, kur tu norėtum būti. Ir tokiu būdu tu gauni suvokimą, kuriuose sritise tau reikėtų susifokusuoti. Jeigu žiūrėjai mano praeitus video, esu minėjus, jog tu gyvenime negali turėti visko vienu metu. Tu gali turėti ir karjerą, ir šeimą, ir asmeninius santykius, ir finansinę nepriklausomybę, bet ne visai realistiška yra turėti ir išbalansuoti viską vienu metu. Tai dabar norim parodyti tą tinklapį. Jis yra nemokamas, tai pasidalinsiu nuorodą apačioje. Tai vadinasi Wheel of Life. Klausimai yra anglų kalba, bet labai lengva juos suprasti, galite išsiversti. Pateiksiu pavyzdį. Čia užpildysiu atsitiktiniais skaičius, kad tik pagautumėt pačią esmę. Tai pirmas klausimas, kaip tu esi patenkinta savo karjerą. Tai pavyzdžiui, užpildome 5 ir sekantis klausimas, kaip tu norėtum, kad tavo karjera atrodytų kitais metais. Tai pavyzdžiui, iš 5 norėčiau, kad būtų 8. Tie visi klausimai apims visas tavo gyvenimo sritis, kaip kad finansai, kas čia toliau fizinė sveikata, emocinė ir taip toliau. Tai greit užpildom. Tai va, užpildžius pamatysit tą visą ratą, tai vidinė linija, kur yra ištisinė, jinai parodo dabartinę situaciją ir aplinkui punktyrinę, kaip tu norėtum, kad būtų. Tai realiai esmė yra kuo labiau išlaikyti balansą ir apimti visas sritis ir pažiūrėti, kad nei viena iš tų sričių per daug nenukentėtų. Kas man patinka šitame tinklapyje, kad dešinėje pusėje matote gap, tai yra skirtumas
ir iššykiuoja nuo didžiausio. Tai pavyzdžiui, užpildžiu šitą klausimyną, matau, kad labiausiai nukenčia ir kur labiausiai norėčiau didžiausio progreso yra karjera ir mano emocinė sveikata, tai yra 3 taškai. Tai realiai atsižvelgiant į šitas rytis galiu susidėlioti tikslus, kurie turėtų būti prioritetas. Aišku, galima viską pildyti future goals, ateities tikslai, kad būtų 10, bet vėlgi tai nėra realistiška. Svarbu įsivertinti savo galimybę, savo dabartinę situaciją, vėlgi kokiame gyvenimo etape esi. Tai užsipildžius savo tą gyvenimo ratą, dabar jau žinau, kas yra mano prioritetai kitiem metam, kad pasiekčiau tą bendrą balansą. Ir tikrai esi girdėjusi apie vision board. Man net nelabai patinka vadinti, kaip čia lietuviškai, nežinau kaip įsiverčia kažkokia lenta. Tai sakyčiau, yra labiau žemėlapis, kuris tave nuvestų prie tikslų. Tai aš tikrai nenoriu gilintis per daug, kaip tą žemėlapį atlikti. Visi esate tikrai girdėję, kad realiai tu turi atsispaudinti ar susidėlioti, jeigu darai skaitmeninį variantą, nuotraukas savo svajonių gyvenimo sekančiam metam, bet čia noriu pabrėžti, kad dažną klaidą, kurią darome, susidėliojam kažkokius materialius dalykus ir nepagalvojam apie kelią link tų dalykų. Pavyzdžiui, jeigu tavo yra tikslas, kaip pavyzdys, tapti jogos mokytoja ir tu žinai, kad gauti sertifikatą tau reikia mokytis 200 valandų, kas eina teorija, praktinė dalis, tai turi pagalvoti, ar kelias link to tave džiugina, ar tas procesas, ar tave sujaudina, ar dega ta vidinė ugnelė, kur atrodo taip, aš noriu ten po darbo, po vaikų, po mokyklos, po visko sėdėti, dar papildomai mokytis. Aš noriu skirti tą energiją ir jeigu tu galvoji, nenoriu, kam čia, aš noriu tik to sertifikato, jeigu tu būsi labai atvira su savimi, turi suprasti, kad tas tikslas galbūt tau nėra skirtas arba jį bus be galo sunku pasiekti, jeigu tavęs nedžiugina pas procesas. Kai tu dėliojasi, tai gali būti žinoma ir materialūs dalykai, kaip kad nori įsigyti būstą, ar automobilį, ar šiaip kažką, pagalvok apie kelią, kaip tu ten atsidursi. Ar tai reiškia, kad turėsi dirbti daugiau valandų, ar pasimti daugiau pamainų, ar galvoti apie papildomas pajamas. Tai bendrai kalbant apie šitą pratimą, galiu garantuoti 100%, kad jisai veikia. Tikiu, kad viskas prasideda mūsų galvoje ir jeigu mes galim išgyventi tą jausmą, emociją, kur mes norim būti, dėliojantis tuos skirtingus paveikslėlius, tikrai mes ten galim atsidurti. Ir šiaip net ką būna darau, metų gale aš tą žemėlapį atsidarau ir būna apsivedu, kas iš tikrųjų įsipildo. Ir keisčiausias dalykas, kur atrodo net galiu iš savo galerijos ištraukti beveik tokią pačią nuotrauką, susidėti vieną šalia kito. Ir tai man yra tiesiog įrodymas, kad kaip yra svarbu būti sąmoningam ir gyventi savo gyvenimą su kažkokia kryptim, o ne tiesiog pasileisti ir tikėtis, kad kažkaip staiga turėsiu savo svajonių gyvenimą. Tai čia labiau aptariau, ką tu gali pasidaryti emociškai, tą teorinę prasme, kad susidėlioti viską savo galvoje, bet taip pat šventai tikiu, kad jeigu tu nori kažkokių dalykų, ypač materialių, kurie ateitų gyvenimą, tu turi sukurti erdvę jiems ateiti. Tai reiškia, reikia išjudinti tą visą energiją namuose, tavo telefone, elektroninio pašto dėžutėje. Tai man net buvo kilusi idėja iš tikrųjų vietoj standartinio advento kalendoriaus, kur tu atsidarai langelį ir suvalgai šokoladuką, bet šiaip ir tą turiu, bet pasidaryti savo sąrašą, ką tu gali kiekvieną dieną prasivalyti. Tai pavyzdžiui, įsivalyti savo, buvo idėja man prieskonių stalčių, kaip dažnai tu jį valaisi, ar ten seną kosmetiką pramėtyti, kojines, apatiniai drabužiai, kurių tu daug laiko jau nenešioji. Ir taip pat tas aktualu yra ir skaitmeninėje erdvėje, tai kalbant apie nuotraukų galeriją, elektroninio pašto dėžutę ir tiesiog kiekvieną dieną vis nusimesti tą naštą ir tokiu būdu 2026 tu sutiksi atvira, pilna pozityvios energijos, pilna erdvės priimti tuos dalykus. Ačiū labai, kad žiūrėjai šitą video, tikiuosi jis buvo naudingas. Mano gyvenime tai yra tradicija, gal sakyčiau, bent jau 8 metus tikrai, kur kiekvienais metais sąmoningai ruošiuosi ateinantiems metams, nes suvokiau, kad niekas kitas už mane to nepadarys ir jeigu tu nori susikurti svajonių gyvenimą, privalai imtis veiksmų ir būti sąžiningas su savimi, pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, aš nepasiekiau tų tikslų, nes tiesiog gal nenorėjau, gal buvau sukaustyta kažkokių baimių. Tai lygiai taip pat vienas iš pavyzdžių yra šitas YouTube kanalas, kurį tu dabar žiūri. Tai man iš tikrųjų užtruko labai daug metų prisiruošti, atsisėsti, kalbėti prieš kamerą, kas nėra lengva, kas yra baisu, kad žinau, kad sulauksiu neigiamų komentarų, kaip su jais man reikės susitvarkyti.
bet tada pagalvojau, kas man yra svarbiau. Ar kažkokie žmonės, kurie tą savo negatyvą išreiškia, nežinau, galvoju, gal tiesiog žmonės per daug turi laiko, ar aš būsiu atsakinga, padėsiu savo visas baimės į šalį ir darysiu tai, ką aš noriu. Darysiu tai, kas man teikia džiaugsmą, tai, kas kūreno mano tą vidinę ugnelę, tai yra mano mylima veikla. Tiesiog atsakyk savo atvirai. Tai ačiū labai, kad žiūrėjai šitą video. Linkiu ramaus šventinio laukimo, susidėlioti savo prioritetus ir sutikti 2026 metus atvirą širdimi ir priimti visus gerus dalykus, kurie tavęs laukia. Ir iki. Ciao.